Naujais metais, nauji metai, naujos idėjos ir šiandien nusprendėm su Raimonda pasikalbėti apie verslo galimybes. Ir jeigu jūs norit kažko daugiau, ieškot būtent galimybių save išreikšti, ieškot kažko tai naujo, tai prašom su mumis būti kartu, išgirsit apie daug įvairių, kaip pasakyti, be filtrų visos galimybės, čia ne rožėm klota viskas, bet viskas įmanoma, jeigu nori. Ir kaip ir sakiau, Raimonda Žukauskienė šiandien pas mane svečiuose. Labas, Raimonda. Labas, Ingrida, labas visiems, kurie stebit ar žiūrėsit vėliau įrašą. Ir turbūt pradėsim nuo to, kaip tu atsidūrei tinkliniam marketinge, kas tave sudomino ir po to sekantis klausimas būtų PM International, kodėl tą firmą pasirinkai, kas tave labiausiai traukė, kodėl netradicinis verslas? Tai mano istorija prasidėjo daugiau nei prieš 10 metį, kai auginausi dukras. Gavosi taip, kad mano pirma dukra gimė vos tik aš atsiėmiau bakalauro diplomą, po savaitės jinai gimė, tai kaip ir tam tradiciniam darbe net nespėjau padirbėti ir ieškojau kaip ir galimybių, būdama augindama dukrą namuose. Po to po 2 metų gimė antra dukra ir ieškojau kaip nuo tų savo pinigų užsidirbti, kad turėti, kad dukrom nupirkti, kad turėti tom savo kažkokiom tai smulkiom išlaidom. Ir taip pat atsidūriau pirmoji kompanijoje, tai buvo ten su kvepalais, mane ten pasikalbino. Ir pradėjau aš tą savo kelią, aš visą laiką buvau tokia nedrasi, man būdavo sunku kažkaip parduoti, bet vis tiek ten tų pinigėlių kažkiek pavykdavo užsidirbti. Bet mano visą laiką buvo tikslas ir noras gyvenime, viduje jaučiau, kad noriu tos tokio turėti laisvę, planuoti savo laiką kaip noriu, atsikelti kada noriu, ne tada, kada reikia. Taip dirbau aš ir tradicinį darbą, ir gerose pareigose dirbau, bet man jaučiau, kad tas netenkina manęs, man norisi, kad man kažkas negrumuotų pirštu, ar nereikėtų ten sėdėti nuo tų 8 iki 5 ir norėjausi gauti to įvertinimo, darbe kažkaip dažniaugi gauni pylos nei pagyrimų, kažkaip nežinau, kiek teko dirbti, tai bijau tau tą gerą žodį pasakyti, kad ir kaip tu ten besistengtum, ir man vis viduje norėjusi kažko, kur gaučiau aš ir tą pripažinimą, ir tas pajamas, ir kad tos pajamos nebūtų ribotos, ir bandžiau aš tikrai per tą 10 metį įvairias kompanijas, bet man kažkaip vis pavykdavo tik tai kažkiek iš tų pardavimų užsidirbti. Didelis buvo pliusas man, kad atsirado Facebookas ir tada galima buvo ne bandyti ten akis į akį kažką žmogui pasiūlyti, parduoti, o tiesiog tokiu dalinimuisi. Man buvo kaip ir tokia priimtinesnė erdvė, kad galiu tiesiog, kad į mane žmogus kreipiasi ir jam, kai įdomu, tai aš tada galiu papasakoti, bet ten, kad kažką pakalbėti ir siūlyti ar lysti į akis, čia buvo ne mano, kaip sakyti, sritis ir man tas buvo sudėtinga. Tai, kaip sakiau, per 10 metį bandžiau įvairias kompanijas, uždirbti man gana iš to tikrosios tos tinklinio marketingo, kaip sakyti, esmės, kad iš komandos kūrimo, kad būtų tos pasyvios pajamos, man nelabai sekėsi, būtų ten maksimum iki 300 esu uždirbus, būtent be pardavimų. Bet man vis norėjusi, kaip sakyti, to, kad nereiktų man ten su tom dėžutėm bėgioti, į paštomatus, buvom su vyru net ir parduotuvę atsidarę kosmetikos, ten metus pasibandėm ir pamatėm, kad ne taip, kaip mes čia įsivaizdavom, atsidarėm šalia grožio salono, kad čia visos eis gražintis ir užeis kosmetikos. Deja, taip nebuvo, kaip mes įsivaizdavom, nelabai ten kas užeidavo. Po to, kad paaiškėjo, kad ten mes per daug gražiai
pasistengėm įsirengti, mano vyras apdailininkas, tai man, kaip sakyti, ten aš tik tai pasakiau, ko aš noriu, dizainą nusprendžiau, viską padarė, sakė, ten per prabangiai atrodydavau, žmonės įsivaizduoja, kad ten bus labai brangus produktai. Neįpirks, ne? Bet neįpirks, buvo mūsų didelė klaida, kad mes per daug jau ten įsirinkėm prabangiai, gražiai, kaip sakyti, pirmas bandymas to tokio verslo tradicinio, tai norisi, kaip sakyti, jau ten gražu, kad viskas būtų ir jau mes ten tikrai labai daug įdėjom pastangų, bet gavosi taip, kad, tiesiog vyras dirbo tam, kad praktiškai išlaikytų šeimą, aš vos pačiu pradžiai vos susimokėdavau ten už nuomą, mokesčius, galiausiai net ant to nebepradėjau užtekti ir mes nusprendėm uždaryti tą, nes, tiesiog būtų buvę labai sunku mums toliau taip plus, aišku, pačiu laiku uždarė, nes po to prasidėjo karantinas, tai daugelis šiaip ar taip nebegalėjo dirbti ir mes, kaip sakyti, mes pačiu laiku užsidarėm, kad nereikėjo mums mokėtis ten tos nuomos ir mokesčių, kaip sakyti, už nieką. Vidinis balsas. Bandžiau ir tradicinį darbą, ir tradicinį verslą išbandžiau ir vis man kažko viduj trūko. Ir PM International mano gyvenime iš vis atsirado kažkaip neplanuotai, netikėtai. Aš daugiau nei pusę metų jaučiausi labai prastai, neturėjau nuotaikos, neturėjau energijos, aš būdavo jau ryte atsikeliu pavargus, piktas, suirzus, pusę dienos nevalgau, nes jeigu pavalgau, tai man atrodo rankas kojas atima, aš nebeturiu iš vis net vaikščioti jėgų, tik taip miego nori daugiau nieko. Ir man pažįstama pasiūlė išbandyti būtent PM International kuriamus produktus. Prisipažinsiu, aš labai skeptiškai žiūrėjau ir tikrai nepuoliau stačia galva jų bandyti ir man ten atrodė, kad tokią sumą išleisti čia, o jeigu nepadės, o jeigu nesuveiks, kaip čia tai pasakoja, nes galvoju, dirbu aš su tais pardavimais, visko bandžius, žinau, kaip ten tos reklamos veikia, žinau, ten kokius žodžius naudoja, nes ne vienus mokymus praėjus, galvoju, čia, kaip sakyti, gražiai kalba ir tiek. Eilinis kartas. Ir mane pusę metų vis pakalbindavau, bet aš vis atsisakydavau. Ir prieš 2 metus, kaip tik prieš Kalėdas, aš gavau pasibandyti 3 dienoms. Ir po tų 3 dienų aš pajutau poveikį, kas man buvo wow, aš ryte atsikėliau žvali, pailsėjus, turėjau energijos visą dieną, tai buvo kūčių rytas, kūčių diena, aš visą dieną sukiausi virtuvę ir dar vakare, kaip sakyti, pavalgius, sočiaus vakarieniais aš dar turėjau, kaip sakyti, jėgų kažką nuveikti, o nesinorėjau, kad ten tik prigult ir pamiegot. Tai man tas buvo wow, toksai įspūdis ir tiesiog taip netikėtai nusprendžiau pabandyti su šita tinklinio marketingo kompanija. Galbūt kažkas ir pavyks, nors gyvenime sakiau, su papildais nedirbsiu, čia ne mano sritis, bet kaip sako, niekada nesakyk niekada. Produktas pats paskatino pirmas tas žingsnis. Mane pirmiausia tai produktas paskatino. Nesidomėjau aš ten labai tuo verslu, marketingo planu ar kažkuo. Mane pats produktas įtraukė, nes turėjau aš ten, dirbau tuo metu su Tupperware gaminiais, aš ten juos pardavinėdavau, turėjau ten keli žmonės savo komandą, bet, kaip sakyti, mano visas uždarbis būdavo tik tai iš to, ką aš parduodu. Ir tas produktas patraukė ir aš pradėjau pamažu dalintis ir mane labai tas nustebino, kad kažkaip greitai atsirado tie žmonės, kurie prisijungė išbandyti, pabanim patikėjau, kaip mano vyras sako, aš jau turėjau tą įdirbį tam tikrą, jau žmonės manim, kai kurie mano klientai buvo ir turėjau ilgamečių klientų, kurie manim jau pasitikėjo ir žinojau, kad aš niekada nesiūlysiu to, ko pati neišbandžiau ir kas man nepatinka. Aš net ir tarkim, ten tų Tupperware gaminių, jeigu aš kažko neišbandžius, nežinau, ar ten tikrai super geras daiktas, aš kažkaip jau net nepardavinėdavau. Aš pardavinėdavau tik tai, ką aš pati naudoju, ką aš išbandžiau. Tai atsirado tie žmonės pirmieji, kurie manim pasitikėjo. Ir kai aš gavusi, kad 2 mėnesį jau gavau 200 eurų, nieko nepardavus, tik tai, kaip sakyt, nusiuntus nuorodą ir užsiregistravus žmogui ir pačiam nusipirkus, mane tas labai sužavėjo.
galvoju, kad, nu, wow, nu, čia kiek bandžiau visą eilę metų ir niekaip man va ten būdavo, nu, sunku va tą tokią sumą pasiekti, o čia jau antrą mėnesį man taip gavosi ir netrodė, kad, nu, labai jau aš ten, kaip sakyti, sunkiai, ar ten labai daug kažką dariau, tiesiog, nu, nuoširdžiai pasidalinau savo patirtim, savo rezultatais, vat nuo to ir prasidėjo tas mano verslo kelias su PM International ir tada jau ten pradėjau labiau domėtis, gilintis, kas tai per kompanija, tą vat marketingo planą ir kas mane sužavėjo, kad šita kompanija yra jinai pirmaujanti, kaip sakyti, Europoje ir turi tikslą pasiekti pirmą vietą pasaulyje ir man didžiausiai iš vis įspūdį paliko, kad jinai įkurta prieš 30, jau beveik 3 metus ir nuo pat įkūrimo jos visa ta apyvarta su kiekvienais metais augo. Kas susidūrė su tradiciniu verslu, ar, tarkim, pasidomėt kitom galbūt kompanijom, tai tengi būna tokie kalneliai, tai augimas, tai kritimas, o čia, kaip sakyti, auga jinai pastoviai ir nuolat. Ir ką tai pagalvojau, rodo nuo man kaip partneriui tos kompanijos, tai kuri dirba, kad geras, efektyvus produktas ir žmonės ne tik jį naudoja, bet jie ir dalinasi su kitais. Nes jeigu produktas būtų blogas, nu, tai kompanija tiek metų tikrai negyvuotų ir nebūtų to augimo, būtų kažkokios tai irgi pabangavimai, galbūt ten kažkoks naujas produktas būna į rinką išleidžiamas, nu, ten tų kompanijų, tai būna ten kažkoks tai augimas, kol visi apsiperka, išbando, o čia pagrindas tiesiog yra visa bazė, keli produktai ir kompanija 80% apyvartos daro tais pagrindiniais 3 produktais. Ir mane kuo daugiau gilinausi, tuo labiau šita kompanija žavėjo požiūris į tuos partnerius, išsprendė kompaniją ir kitus minusus, kitų tinklinių marketingų kompanijų marketingų planų, nes pats įkūrėjas Rolfas Zorgas, jisai pats prieš tai dirbo kitoje tinklinio marketingo kompanijoje ir jis kurdamas marketingo planą būtent šios kompanijos, jisai stengiasi eliminuoti tuos neigiamus dalykus. Kaip pavyzdžiui, vienas yra toks dalykas, kad jeigu tu po savim užregistruoji žmogų ir jisai tave, nu, tarsi aplenkia, tuo rangu vadinamo laipteliu aukščiau užlipa, nes, nu, yra tam tikros sąlygos, kad pasiek tam tikrą laiptelį. Tai kiek aš susidūrus buvau su kitom kompanijom, tai nuo to, kad tu žmogaus, nu, tiesiog negauni uždarbių. Nes, nu, jis tave aplenkiai, vadinasi, nu, jau čia viskas, tavo problemos, kad tu mėgi galbūt ir nieko nedarai. Ir prieš tai, vienoje kompanijoje, kad dirbo, tai irgi būdavo sąlygos, kad ten nedaugiau 75% tavo apyvartos gali daryti vienas žmogus, nes jeigu daugiau, nu, tai tu jau tada negauni. Nu, irgi realiai buvau susidūrus su tuo. Žodžiu, bonusų sistema yra labai efektyvi ir palanki tam, kas dirba. Taip, o čia tas eliminuotas ir nesvarbu, kad tu, tarkim, vieną žmogų užsiregistruosi stiprų, jis tave aplenk, bet tu nuo jo vis tiek čia gausi uždarbį. Mane čia tas ir labai sužavėjo ir patraukė mano akį. Ir kas dar mane čia sužavėjo, tai kelionės, kurias, nu, tikrai nėra labai taip sudėtinga. Ir Ingrida, kitais metais labai džiaugiuosi, kad kartu keliaus į Kroatiją savaitei. Ir taip, šitoje kompanijoje buvo pirma kompanija, kurioje man pavyko apskritai kažkokią tai kelionę užsidirbti, nes kitose ten būdavo sąlygos tokios, kad, nu, man niekaip niekada nesigavo, kad ir kaip aš ten stengiausi, bandžiau, bet ten... Žiūrėk, 2 metus jau buvai Kroatijoje, ne? Ir dabar jau užsigarantavai į Balį, taip? Taip. Tai per 2 metus 2 ekskursijos atostogos. Taip, kompanijos sąskaita, kas svarbiausia. Ir mane čia tas žavi, kad čia visus, kurie įvykdo sąlygas, visi gali keliauti. Man tekia susidurti kitoj kompanijoje, kad imdavo tik tai, tarkim, kad nors tu sąlygas įvykdai, bet ima tik tai pirmus, tarkim, ten top 40, kurių apyvarta didžiausia. Ir man, buvau, aš irgi įvykdžius visas sąlygas, atsimenu, irgi, ten buvo į Kroatiją, atsimenu, irgi kelionė kitoj kompanijoje ir aš sąlygas įvykdžiau, bet papuoliau už brūkšnio, už to top.
Ir man tas buvo didelis nusivylimas ir kai išgirdau, kad SPM International čia irgi galima užsidirbti savaitę atostogų nemokamai į Kroatiją, tai aš pradėjau dirbti, stengtis dėl to, tas labai motyvavo ir rugsėjo mėnesį, kaip sakyti, pirmoji buvo mano kelionė, kompanijų sąskaita. Ir pasakyk, kokie tavo įspūdžiai, toks, žinai, trumpai, kad tai, ką tu patyrei tenai. Tai bet būtent tokiose atostogose su PM kitais partneriais. Ten aš keliavau su šeima, su vyru ir savo 2 dukrom. Ten man labai patiko apskritai šitos PM kompanijos bendruomenė. Net kaip mano dukra sakė, sako, čia tie žmonės tokie, sako, atsipalaidavę, laimingi, matosi visiškai kitokie žmonės, jie ten bendraujantys, šilti, tikrai matosi, kad produktas veikia. Taip. Žmonės yra visai kitokie, jie ten be streso, atsipalaidavę, mėgaujasi gyvenimu. Ir paliko didelį įspūdį ten sutikimo vakarėlis ir ta visa masė žmonių, kad įsivaizduotumėt, buvo 4,5 tūkstančio dalyvių, tai reiškia tie dalyviai, kurie ten buvo, tai jie mažiausiai uždirba 700 000 eurų. Tai čia buvo tik tai, kaip sakyti, iš Europos, nes dar yra Azija ir ten kita dalis, kurie keliavo į Turkiją, kažkas dar kažkur kitos šalis. Čia yra tik, kaip sakyti, nedidelė dalis. Tai vadinasi, jei toks kiekis žmonių kvalifikuojasi, tai įmanoma kiekvienam, kuris nori, kuris deda pastangas. Ir dabar kitais metais, kadangi jau, kaip sakyti, tą teritoriją, kur atostogaujam, kaip sakyti, jau užėmėm jau praeitais metais, tai dabar per 2 savaitės kels, kad, kaip sakyti, nemažina kompanija, nededa kažkokių tai ribų ar kažkokių tai sąlygų nekeičia, bet tiesiog bus per 2 kartus. Viena savaitė bus vokiečiam, kita savaitė iš kitų Europos šalių. Ir mane tas žavi, kad kompanija ne kažkaip tai būna, kad dažnai esu susidūrus, kad ten kažkokias tai sąlygas pasunkina ar keičia, ar uždeda tas ribas, kad ten tik tai kažkoks tai konkretus kiekis ir jeigu jau tu nepapuolė į tą ribą, viskas, tu nebekeliauji, nors tu ten, kaip sakyti, dėjai visas pastangas. Tai mane tas požiūris tikrai žavi kompanijos į jos partnerius, nes juos tikrai vertina. Kita kelionė dar prieš Kroatiją buvo į mokymus Vokietijoje, Špairijoje. Irgi, kaip sakyti, vienu kartu galima nušauti 2 zuikius ir kelionę į Kroatiją užsidirbti ir tuos mokymus, nes tą patį laiptelį reikia pasiekti. Ir man irgi labai didelį įspūdį paliko, kaip ten rūpinasi, kiek deda, kaip sakyti, pastangų, ir ten ir vakarienės, ir ekskursija, ir viską kompanija apmoka, ir tau suteikia tikrai aukštos kokybės mokymus, kad tu toliau būtum sėkmingas ir augtum šitoj kompanijoje ir turėtum rezultatus. Niekur aš nebuvau susidūrus su tuo prieš tai, kad, ir tikrai nėra, kad tu čia labai kažką wow esi padaręs, dar tikrai ten tie, kaip sakyti, pirmi laipteliai ir labai, labai daug deda kompanija į žmogų, investuoja ir suteikia jam galimybės. Bet turbūt tai yra dėl to, kad pats Rolfas Zorgas turi savo viziją ir pats yra buvęs kitoj kompanijoje, jisai žino, ką tai reiškia, ne tai, kad tik tai pinigai ir užsidirbti, jisai nuo produkto, ta prasme, produkto kokybės iki visų sąlygų tiem, kaip žmonėm, kurie nori tų, gyventi kitaip, sakykim taip, ir gyventi geriau, tai jisai suteikia visas sąlygas, reikia tik tai, pačiam įdėti pastangas. Tai man tas sužavėjo ir kitas dalykas man sužavėjo, dabar neseniai girdėjau, kad jisai pats geria ir jo šeima geria tuos produktus ir dėl to jisai kokybės niekada, kaip pasakyti, atsižvelgia į kokybę ir niekada nemažina dėl to, kad daugiau uždirbti ar kažką, tai visą laiką investicijos į kokybę ir geriausius produktus. Tai man tas labai sužavėjo, kad nuo produkto jau pradeda galvoti apie verslą, nes produktas ir parduoda čia PM, kaip pasakyti, ir verslą parduoda pats produktas.
Taip, nes tikrai tekę susidurt, kad nebūtinai tinklinio marketingo, bet taip, dažnai tradiciniam versle, kad pradžioj, kad tą klientą sužavėti, pritraukti, būna tas vienoks, o paskui kažkaip ta kokybė pradeda prastėti. Ir nebe toks jau būna tas produktas. O čia ir patiko tas, kad tiesiog pasakė, kad niekada kokybės klausimų, kaip sakyti, nespręs nieko, kad neprastins ir produktas bus jisai toks, koks turi būti. Ir kompanija, kaip sakyti, netgi pasirašusi su nepriklausoma lab laboratorija sutartį. Ir gali ta laboratorija bet kada, bet kurioje pasaulio šalyje paimti produktą ir jį ištestuoti, ar tai, kas, kaip sakyti, rašoma ant pakuotės, yra ir produkto viduje. Tai mes kaip vartotojai tikrai esam apsaugoti, kad ten ir mums kaip garantas, kad tas produktas jisai nekis ir nesikeis, ne tik, kad, kaip sakyti, gražūs pažadai, kad čia niekada nekeisiu, kaip sakyti, neprastinsim kokybės, bet ir, kaip sakyti, tokia apsauga uždėta, kad jie gali būti bet kada patikrinti. Ir kadangi turi viziją būti numeris 1 pasaulyje, tai jie stengiasi, deda visas pastangas, kad ir tiem, kurie dirba su kompanija, būtų sėkmingi, kad produktas ir jį nuolat tobulina tą produktą. Nėra taip, kad kad sukūrė prieš 32 metus ir, kaip sakyti, tas pats produktas. Man irgi žavi, kad nuolat tyria, nuolat tobulina su mokslininkais, su gydytojais, su laboratorijom, testuoja, jeigu atranda, kad kažkoks ingredientas yra efektyviau šiai dienai veikiantis, tai tą produktą patobulina, yra ir 9 ir 10 ten versijos kai kurių produktų. Nuolat jisai gerinamas, kad žmogus turėtų tai, kas šiuo metu yra efektyviausia ir geriausia. Už tai ta kompanija, jinai yra išskirtinė ir žmonės greitai gauna rezultatus, pajunta ir tikrai susiduriu dažnai, kad aš tai sakau, čia tik tai dėl produkto nesiūlyk man čia užsimti jokių verslų, aš čia nieko nedarysiu, bet kai pajaučia tą naudą, pradeda natūraliai dalintis. Nes, kai tu jautiesi gerai, tai nori, kad ir tavo aplinko žmonės jaustųsi gerai. Ir gaunasi taip natūraliai įsitraukia, o kai gauna pirmuosius pinigus ir mato, kad žmogus, kad tas produktas jam gali nekainuoti visiškai. Jis gali gerti už dyką, o galbūt tada pradeda galvoti, kad gal faina būtų ir užsidirbti ant tuos kelis šimtus eurų. Ir taip pamažu tie žingsneliai prasideda, irgi nuo to prasidėjau, kaip sakyti. Ir šiai dienai aš galiu savo leisti visiškai nedirbti, nes aš kažkur kaip sakyti, įprastam darbę ar kažkur, nes mano šiai dienai atlyginimas yra, kaip sakyti, didesnis, nei aš kada nors uždirbau dirbdama projektų vadovė. Tai nėra, kaip sakyti, žemiausios pareigos. Ir dar IT įmonė. Tai tikrai, kaip sakyti, galimybės čia yra wow. Ir kaip per 2 metus, ne kažkur? Kažkur per 1,5 gavosi, kad jau pasiekiau, kaip sakyti, tą uždarbį, kurį aš... Palaikai. Kaip sakyti, kurį jau pasiekiau tą uždarbį, kurį aš uždirbdavau tradiciniam darbe. Ir dabar jisai, kaip sakyti, vis auga. Kas man patinka, kad čia nėra ribų. Pavyzdžiui, jeigu tu nori už dyką gerti produktą, tai tu pasidalini ten su 5, 6, 7, kiek ten gaunasi tų žmonių aplinkoj, gaunasi tau už dyką. Jeigu tu nori vystyti verslą, tu gali vystyti verslą. Kiek tu nori to verslo vystyti? Ar tai yra papildomas uždarbis 1000 eurų, ar tai tik tai kaip tu gyveni iš to, ta prasme, uždarbis jau grinai, kaip darbas, nežinau net kaip pavadinti, mes dirbam vis tiek irgi, bet kitokiu būdu. Ir viskas įmanoma, reikia tik tai, pažiūrėti, ką norisi daryti, nes niekas neriboja, niekas nespaudžia. Nežinau, kaip tu, aš tai niekad nejaučiau spaudimo iš niekur, kad tu čia daryk tą ar aną. Pats stengiasi tiek, kiek pats nori. Taip, aš irgi niekada nejaučiau spaudimo ar ten, tarkim, kažkokios tai kritikos, kad tu čia tokia anokia, ar tu čia to nedarai, ar ano nedarai. Ir čia ką aš gavau tik tai paskatinimą, palaikymą
ta prasme, tikėjimą kartais labiau, kaip sakyt, manim ne aš pati savim, ypač pačioj pradžioje iš savo mentoriais, sponsoriais. Ir tas tikrai padėjo, paskatino judėti pirmin, nesustot. Ir mane žavi čia ta visa bendruomenė ir čia ir ta sistema, kuri padeda kiekvienam čia, kaip sakyt, paprastai įsilieti ir užsidirbti, kuris nori užsidirbti, nes turime tam, kaip sakyt, visą sistemą pagalbinę, turim mokymus, turim mentorius, kurie visą laiką šalia ir padeda. Tai reikia, kaip sakyt, dėti tuos žingsnius pirmuosius, pasiryžti, norėti mokytis, išmokti ir siekti savo tikslų. Taip, ir aš galvoju, vat, kas nori augti ir pats, kaip asmenybė, irgi visos galimybės, nes kažkaip, vat, aš kol nesusidūriau su tinkliniu, nesupratau, bet suprantu, kad tinklinis marketingas irgi yra tas, kad tu augi kaip asmenybė, nes kitaip nesukursi tu didelės tos komandos ir to, ko tu nori sukurti. Tai vienu žodžiu eina ir verslas, ir asmenybė vienas su kitu susiję. Ir visas palaikymas, bent mūsų komandoje, bet manau, kad ir stiprus PM, aplamai International, tokia jau kaip kultūra pačios firmos, palaikyti vieni kitus, tai man yra labai stipru, nes ir kas dar noriu pabrėžti, kad yra ta sistema sukurta, bet yra ir kaip galima prekiauti visam pasaulyje, dalintis visam pasaulyje, nebūtinai, kad ten Lietuvoje ar Danijoje ar kažkur kitur, bet visam pasaulyje tu gali dalintis ir yra sistema ir tu toj sistemoje gali, kaip pasakyti, įsitraukia žmonės tą kalbą, kurie kalba, sakykime, taip, tai man tas labai stipriai irgi, nereikia tau visko pačiam, sunkiai ten kažkokias daryti brošiūros pačiam, ten, žinai, kaip tradiciniam versle, kad būna ten atsakingas už viską pats čia įeini į sistemą, jeigu tu greitai susigaudai, kaip viskas veikia, tai vyksta žaibiškai. Tai man tas patinka, tik reikia, aišku, be produkto paragavimo turbūt nepradėsi, nes čia taip stipriai suveikia visur visiems. Ir aš stebiuosi, kad tau per 3 dienas toks pokytis, kad tu patikėjai iš karto, nes produktas turi tą, kaip čia tą NTC technologiją, būtent kur greitai suveikia. Gali truputį papasakoti apie ją, kad žmonės suprastų, kad čia ne dopingas ir ne kažkas tai. Taip, galiu papasakoti ir čia mane sužavėjo po to, kai pradėjau gilintis, kodėl čia taip, kaip sakyt, pajutau tą rezultatą. Tai kompanija turi patentuotą technologiją, vadinasi, tai yra unikali technologija, nėra kitur pasaulyje tokios. Tai tos technologijos dėka produkto įsisavinimas yra 95-98% iš to, ką mes išgėrėm. Ir lyginant su, tarkim, analogiškais ar kapsulėm tabletėm, ką mes buvom dažnas esat pripratęs gerti, tai iš kapsulių tablečių remiantis tyrimais, to, kas ten, tie skaičiukai būna parašyti, ten labai dažnai visi susižavi, pažiūrėk, koks čia didelis kiekis, palyginus čia pas tave, tam Fitline produkto čia tiek nėra, bet niekas nepagalvoja apie tai, kad ten iš tos kapsulės tabletės, kas ten yra, geba organizmas pasimti tik tai 20-30% dėl įvairių dalykų, niuansų, aišku, pirmiausia, kapsulės papuola į skrandį, ten kažkiek tai apyra, plus jeigu dar su žarnynu nėra tvarkoj, tai tas pasisavinimas, vėl apsunkinimas, jeigu dar kažkokius tai vaistus vartoja, tai dar būna mažiau ir gaunasi, kad, atrodo, mes ten nusipirkom, jau ten tų miligramų daug, bet realiai pasima ten to, kaip sakyt, 5% tik tai organizmas, o visa kita klausimas, kur ten nusėda. Galbūt kažkur ir kaupėsi, o čia sukurta technologija, kurios dėka, kaip sakyti, kadangi skysta forma, tai skrandį neužsistovi, tiesiai keliauja per skrandį į žarnyną
ir ten vat iš žarnyno nueina ten, kur reikia, tiek, kiek reikia ir tada, kada reikia. Tai čia vat didelis pliusas, nes už tai vat greitai gaunamas rezultatas. Pirmas dalykas, tai pasisavina beveik 100%, ką mes išgeriam. Kitas dalykas, labai greitai papuola į kraujotaką per 10 minučių ir keliauja tiesiai į ląstelę, nes pagrindas yra ląsteliai pas mus. Jeigu, kaip sakyt, ląsteliai truks va ten tų visų vitaminų, mineralų, tai jinai, kaip sakyt, tinkamai negali funkcionuoti. Ir net kartais vadina, kaip sakyt, papildomas maistas ląstelėms šitus produktus. Ir labai vat už tai tas greitai poveikis pajuntamas. Ir kas dar man patiko, nes kiti sako, tai kaip tu čia be kraujo tyrimų ir čia viskas, kaip sakyt, sumiksuota, gal tau ten nereikia kažkokio, tai gal vitamino D nereikia, ar dar kažko, gal tau nereikia. Tai va čia va tos technologijos dėka organizmas pasiima tai, ko jam reikia, kiek reikia, o ko nereikia, tiesiog, kaip sakyt, pasišalina. Ir nėra to, ir yra neperdozavimo technologija, kad nereikia bijot, kad ten kažkur kažkas susikaups. Čia panašiai, kaip mes paimtume kažkokį tai daržovę, vaisių, suvalgytume, ten irgi yra, kaip sakyt, miksas įvairių vitaminų. Nėra, kad ten kažkuris vienas, tai čia taip sukurta, remiantis, kad, kaip valgant natūralų maistą, ir yra tie produktai 100% natūralūs, be jokių chemijų, be jokių priedų, ar ten kažkokių tai dopingų ar kažko. Ir viskas dėka technologijos organizmas sugeba pasiimti ten visą beveik 100%. Ir dėl to mes labai greitai pajuntam poveikį, nes tarkim, kapsulės, tabletės, kur dažnas esame įpratę gerti, ten reikia mažiausiai 3 mėnesius ir kad tu ten kažkokį tai poveikį pajustum. Aš net, man būdavo net sunku prisiversti ant tas kapsulės ryt ir mūsų tie produktai, dviejose pakeliuose telpa apie 40 buteliukų, tai yra apie 40 kapsulių reiktų per dieną išgerti, o čia, kaip sakyti, stikliniai, skanus gėrimas, ryte išgėrė, vakare ir tavo organizmas gauna 80% to, ko jam reikia kiekvieną mielą dieną. Ir vienam pakeliai, ten rytinis toks kokteilis yra 1,5 kilogramo vaisių, daržovių, uogų. Prisipažinkim, turbūt labai retas, kuris suvalgo. Jei ir suvalgo, tai tikrai netokia įvairovė, kiek ten visko yra. Tai aš ryte išgeriu stiklinę ir žinau, kad jau, kaip sakyti, dienos norma vaisių, daržovių, uogų gavus ir nereikia man, kaip sakyti, ant sugalvos, ar aš ten pavalgysiu tų daržovių ar nepavalgysiu. Tuo labiau, kad tos daržovės, kaip sakyti, žiemos metu apskritai, ten naudos iš jų nelabai kažkokios, tai nelabai ten kas likę, tiek, kad mes ten suvalgom, bet ką mes iš to gaunam, tai klausimas. Žinai, šiandien įdomų dalyką sužinojau ir man nustebino, žinai, yra tenisininkė pasaulyje žinoma Karolina Wozniacki, jinai gimus ir užaugus Danijoje, bet kaip čia lenkiško šaknys. Pasirodo, jinai Fitliną geria jau 10 metų, net daugiau, 12-13 metų. Tai ką norėjau tuo pasakyti, ir sportininkai, profesionalai netgi naudoja, tai jau reiškia irgi daug ką, nes jinai ten, sakau, pasaulyje užėmus vietų pirmaujanti moteris sporte ir ką irgi renkasi Fitliną, Tai netgi tokie žmonės, tai žodžiu, nebijokit jau vien dėl to, kad saugumo, ten dopingų ar kažko, tai viskas labai labai natūraliai padaryta. Ir turbūt nepaminėjom dar vieno svarbaus dalyko, kad tai yra vokiška firma, PM International, vokiška kompanija. Tai irgi pasako daug ką, bent mum lietuviam, mes žinom, ką reiškia vokiška kokybė ir tai irgi labai svarbu. Ten dar jeigu kalbant apie sportininkus, tai produktai šitie visi PM International yra Kiolno sąraše. Tai sportininkai žino, ką tai reiškia, kad produktas yra švarus ir jiem nereikia bijot, kad ten ras kažkokių tai neleistinų medžiagų kraujui. Tai, kaip sakyti, mes tiek sportininkai, tiek mes vartotojai, kaip sakyti, apsaugoti esam nuo kažkokių tai neaiškių dalykų.
Taip, nes kitiem galvoja, kas čia per milteliai, kas čia per kokteilį, kas čia, žinai, tai irgi gali nebijot, viskas saugu. Tai jeigu atgal prie verslo jau biskį nuėjome į produktą, nes irgi svarbu, irgi verslo dalis, Taip. bet jeigu prie verslo, vat, kaip tau, kas tau labiausiai tave vat, žavi, kokie dalykai, dėl ko tu, kaip pasakyti, motyvuoja tave versle, būtent šitam PM International, kas labiausiai tau patinka ir ką patartum kitiem? Nu, tai aišku, pirmiausiai produktas. Kitas dalykas mane žavi, va ta bendruomenė, sistema, kuri padeda čia, kaip sakyti, greitai įsijungti į verslą, įsitraukti ir užsidirbti kiekvienam. Nes čia vat ir pati su tuo susidūriau asmeniškai ir pas kitus matau, kad net, tarkime, kažkokią tai patirtį turėjo tinkliniam marketingė, tai čia atėję jie uždirba 5-6 kartus daugiau nei prieš tai. Bet, aišku, nereikia būti ten tinklininku, gali jungtis kiekvienas žmogus, turiu savo komandai, kurie apskritai gyvenime nebuvo susidūrę su tinkliniu marketingu ir dirbė, ir prisijungia jie per kelis mėnesius irgi gauna puikius rezultatus, uždarbį. Tai čia, kaip sakyti, kiekvienas gali jungtis ir kaip sakyti, užsidirbti. Tai tas mane labai žavi, kad, čia yra galimybė kiekvienam ir turėti tas tokias pajamas, kurios džiugintų ir nereikia, kaip sakyti, ten kelis metus vargti dėl to, čia tiesiog metų eigoj galima tai susikurti. Ir kas svarbiausia, kaip sakyti, dar rinka, jinai nėra užpildyta. Ir dabar pats tas metas jungtis, jeigu norisi, kaip sakyti, turėti tas pajamas solidžias, netidėlioti pirmadieniui, rytdienai ar dar kažkam. Man šiandien tai kaip pirmadienis. Žodžiu, nežinau. Šiandien ir yra pirma diena darbo naujų metų, tai pirmadienis. Tai kaip sakyti, jeigu pamatėte šitą live transliaciją, tai vadinasi ženklas čia jums, kad užtenka atidėliot. Metas, kaip sakyti, žengti žingsnius į kitokį geresnį gyvenimą, nes su PM International tikrai tas įmanoma. Mane labai žavi jų ta vizija. Yra net ir sukurtas toksai kaip himnas kompanijos įkūrėjo žmonos, kurį jinai pati dainuoja. Ir ten, kai įsiklausai į žodžius, aišku, angliškai jinai dainuoja, ne vokiškai, tai tikrai daugelis gali suprast. Ir ten būtent apie tas svajones, apie jų gyvendinimą ir pačio kompanijos įkūrėjo tikslas, kad kiekvienas čia galėtų susikurti tą savo norimą gyvenimą, pasigerinti sveikatą, susikurti papildomas pajamas ir kitokio lygio gyvenimą. Ir kompanija deda į tai visas pastangas. Ir žinau, kad dabar pirmadienį, sausio 6 bus kažkoks pranešimas, kaip dar žada pagerinti tiem, kurie dirba su kompanija, ką dar gerins įkūrėjas, nes tikrai būna, kad kai jau tiek daug metų kompanija rinkoje, tai dažniausiai būna, kad kažkaip tas sąlygas pradeda prastinti, o čia yra priešingai, žada jas dar gerinti, kad dar galėtume daugiau uždirbti, kad dar labiau galėtume džiaugtis, kaip sakyti, tais rezultatais. Kažką norėjau, kad būtent man patinka, kad jie labai kuria, aš nežinau kaip kitose kompanijose, bet yra jau pensijos, yra automobilio tas čekis, bet jie tiesiog galvoja visapusiškai apie žmogų. Tu jau papasakosi, aš nežinau kaip kitose kompanijose, aš pirmoji ir man ji patinka ir niekur nenoriu eiti. Tai ir man patinka, kad aš matau, kad vystosi labai stipriai, būtent apie tą banką dar papasakok, jeigu žinai tu daugiau, nes man taip įdomu, kad tikrai čia stiprus dalykai, ką jie daro, ne taip savo, kad užsidirbti pinigų ir gyventi gerai. Taip, bet pirmiausia, kaip sakyti, man viena frazė labai įsiminė iš komandos narės išgirsta, nes jos irgi tai pirma kompanija. Ir sakė, jeigu PM International yra tavo pirma kompanija tinklinio marketingo, vadinasi, kažką gero gyvenime padarei. Kad iš karto papuolė į tokią kompaniją. Man teko nemažą kelią praeiti. Ir tikrai, aišku, dabar turiu, kaip sakyti, su kuo palyginti. Mane dabar kalbant, jeigu apie tą pensiją, čia gaunasi gal kaip 3 pakopa,
Nu, aš dabar galvoju, gal kokiuose 6 kompanijose buvau prisiregistravusi. Nei vienoje nebuvo šito dalyko ir man tas labai patiko, kad pasiekus tam tikrą laiptelį, tu įneši dalį ir tiek pat kompanija dadeda ir kaupiasi tie pinigai. Ir tu gali paskui, kaip sakyti, juos išsiimti po kurio laiko. Matau, ten berods minimum 5 metai turi kaupti. Autobonusas irgi mane sužavėjo, esu susidūrus kitose kompanijose, nu, yra tas autobonusas ir vienoje iš ten labai nedomėjausi. Tai čia, kaip sakyti, tu gali dar neturėti automobilio, bet pasiekiai tam tikrą laiptelį ir tau tas autobonusas, jisai kapsi, kaupiasi atskiram ten, kaip sakyti, sąskaitoj ir tu gali, tarkim, iki metų laiko gali kaupti. Ir tarkim, tą sukauptą sumą, kai jau imi automobilį, gali panaudoti pradiniam įnašui ir po to kompanija toliau moka, kai jau tu pasiimi automobilį kiekvieną mėnesį ir tai taip gali išsimokėti automobilį. Nes prieš tai kitoje kompanijoje, sakiau, kur domėjausi, tai ten pirmiau turėdavai įsigyti automobilį ir paskui ten, kaip sakyti, tas sąlygas išlaikyti, palaikyti, kad tau mokėtų. Tai čia priešingai, kaip sakyti, mane tas irgi labai sužavėjo. Ir gruodžio pradžioj buvo ten toksai renginys didelis kalėdinis Berlyne, kuriam dalyvavau ir ten kaip tik kalbėjau apie kompaniją, kad planuoja 26 metais, šiais metais atsidaryti savo banką, kad palengvinti ir pagerinti savo partneriam, kaip sakyti, tą gyvenimą, nes ten kaip sakyti, jokios tos transakcijos niekas nebus apmokestinama, bus nemokamai tos visos paslaugos ir dar netgi, jeigu ten laikysit pinigus tuos, ką gaunat iš piemų, tai netgi bus ten kaip indėlis ir jums mokės už tai palūkanas. Tai mane tas irgi sužavėjo, kaip sakyti, viską daro, kad tam žmogui būtų kuo geriau. Nes, kituose bankuose būna, kad, tengi už tuos visokius pavedimus reikia atskirai mokėti, ten limitai kažkokie, kad tu ten tik tai kažkokius ten kelius šimtus eurų gali nusimti, išsigryninti, jeigu tau reikia. O čia, kaip sakyti, daroma, kad, ne tik, kad nemokamai visos paslaugos, ten pavedimai, visa kita, bet dar už tai tau mokės, kad tavo pinigai ten stovi. Jinai veiks kaip bankas, kad veikia, tik tai sąlygos yra grinai jau partneriam padarytos palankios. Taip, ir šiais metais tą licenciją turi gauti bankų ir Europoje pirmiausia atsiras, nes čia paprasčiau, kaip sakyti, vietoje susitvarkyti ten, nes kiekvienam regione yra ten savi reikalavimai, bet žada vėliau, kad plėstis tas bankas ir į kitas šalis, ne tik Europos. Ir dabar ties dar vienas dalykas galim paminėti, kad atsidarė jau Amerikoje dabar ties vystosi, tai irgi galimybės, irgi būnant Europai gali pardavinėti ir dirbti Amerikoje, nes viskas irgi sąlygos yra atstovybė, taip yra, kaip ten padaryta. Atstovybės sandėlys yra ir kaip sakyti, kiekvienais metais vis daugiau tų šalių, kaip sakyti, yra atidaroma. Aišku, kompanija žiūri potencialą tos šalies, nepuola, kaip sakyti, ten kaip susidūrus, kad ten puola atsidaro, ten tuos ofisus, kuo daugiau šalių, o paskui tie ofisai pradeda užsidarinėti. Atsimenu, čia Lietuvoje irgi su viena kompanija susidūriau, kad jau čia tų ofisas atsidarė, paskui galiausiai jisai užsidarė, nes tiesiog, kaip sakyti, matyti finansiškai nepatempi. Tai kompanija, jinai kitokią turi politiką, ji žiūri, kaip toj šaly vystosi, kaip einasi ir jeigu mato potencialą, kad ten ta rinka auks, tai jinai, kaip sakyti, ten ir atidaro savo ofisą, atstovybę. Ir dabar, tai Amerikoje atsidarė, šiais metais Airijoje, kaip sakyti, atsiras ofisas, planuojama atidaryti, nes kol kas Airija gaudavo iš Vokietijos produktus ir ten skųsdavosi, kad ilgokai užtrunka, kol žinot, atkeliauja. Tai dabar žada atidaryti, nes ten, kaip sakyti, vis daugiau plečiasi, vis daugiau tų vartotojų atsiranda ir kadangi dar, kaip sakyti, tik darys tą šalį, tai jeigu turit pažįstamų Airijoje, tai, kaip sakyti, pats metas, kaip sakyti, tą žinią skleisti ir puikiai dar visiškai tuščia rinka. Airijos ten labai mažai dar yra vartojančių, bet jau, kaip sakyti, auganti, tai galima
tikrai daug lietuvių, airių gyvenančių yra. Taip, galimybės visapusiškos. Galimybės. Ir svarbiausia man, kas patinka, kad tu turi susiregistravę savo asmeninę nuorodą, tu gali nusiųsti bet kur pasaulyje gyvenančiam žmogui, nesvarbu kokioj šaly. Jis gali nusipirkti produktą ar gauti ir kompanija jam išsiųs į namus. Nu, nereikia tau ten galvoti, kaip man ten tą produktą nusiųst, galbūt ten kažkur gal pasieks, nepasieks, gal kokioj muitiniai pastriks, gal dar kažkokios tai problemos. Čia, kaip sakyti, nu, tas visas yra eliminuota. Esu kitose kompanijose susidūrus, kad būdavo tik tam tikrose šalyse veikia, ne visose šalyse. Arba ten yra kažkokių tai specialių sąlygų, kad tu galėtum toj šaly žmonės registruoti. Čia, kaip sakyt, nu, viskas labai padaryta palankiai, paprastai, viena nuoroda visam pasauliui. Jo, supaprastinti labai viskas tikrai ir pats marketingo planas, bonusų, kaip čia pavadinti, irgi labai, nu, palyginus paprastas, sakyčiau. Aš sakau, negaliu labai palyginti, bet kai įsigilini, tai ten aišku, kas su kuo ir kaip. Nereikia ten kažkaip tai, kur nesuvoki, va čia negavau, nes kažkodėl. Nu, tiesiog kažkaip labai aiškiai viskas. Tai dabar prieikim prie tokios dalies, kas tau buvo nelengva per šitą visą kelią. Ar buvo čia taip jau kaip sviestu patepta, kaip čia mes kalbam, jau kaip šovė Raimonda, tai nušovė. Ar buvo kažkokių tai trukdžių kelyje? Ne, tai nebūna taip, kaip sakyti, nu, bet ką tu pradėk, bet kokią tai profesiją naują, tai tų, kaip sakyti, iššūkių visada kyla, nes tai, kas yra nauja, nu, prieš tai aš, nu, kaip sakyti, nu, bandžiausi, bet, nu, kažkaip nebuvau ten įėjus į tą visą tinklinį marketingą, 100% labiau, kaip sakyti, 90% būdavo pardavimai, ką parduodu, tą užsidirbu. Tai tikrai tų iššūkių buvo, reikėjo ne kartą, kaip sakyti, perlipti ir per save ir išeiti iš tos komforto zonos, bet visą laiką šalia turėjau mentorę, kuri palaikė, kuri skatino, kuri motyvavo ir tas labai padėjo. Buvo minčių, kaip sakyti, kelyje tokių, kad čia gal ne man, čia gal, kad aš gal nesugebu. Ir aišku, aplinka dar pasistengė, kaip sakyti, pritarti irgi, kad nu, tu čia nesi labai bendraujanti, šneki, čia ne tau tokia veikla. Tu gal kažkokį tai... Nesimato šiandien. Šiandien nesimato, bet, nu, ta prasme, aš iš vis būdavau ta, kuri ten man prieš 2 metus, jei man reiktų taip, kaip dabar kalbu, kalbėti į tiesioginį eterį, mano širdis jau ten seniai kulnuose būtų ir mano balsas drebėtų ir aš bijočiau tą, nu, būdavau, nu, sunku nupasakot, nes tikrai pasikeitė mano asmenybė per tuos 2 metus ir tikrai tų buvo duobių, ne viena, bet čia va didžiausias pliusas, kad visą laiką yra šalia žmogus, kuris tau išties ranką ir tau padės, kaip sakyti, atsistoti ir eiti toliau. Kitose kompanijose, nu, man neteko to patirti, aš ten dažniausiai būdavau kažkaip viena bandau kapstytis, viena galvot, kaip čia ką daryti, kaip čia ką išmastyti, ten kažkas nesigauna, nu ir kaip sakyti, galiausiai tu nuleidi rankas ir toliau neini. O čia, kad ir būna tų duobių, kad ir sudėtinga atrodo, kartais, nu, netiki savim, kad tau čia pavyks, kad tau čia gausis kažkas, ypač pačioj pradžioj. Tikrai, kaip sakyti, yra sudėtinga, nes tu mokaisi, nu, kaip čia palyginsiu, tarsi vaikščiot mokaisi, nes, nu, tikrai, vat, kai pradeda vaikutis mokytis vaikščioti, kiek kartų jisai krenta, kiek puola, bet jis atsistoja ir toliau eina. Ir visą laiką būna, vat, mama, kuri ištiesia ranką, kuri padeda, tai va čia irgi lygiai, vat, galėčiau taip sulyginti, tu tarsi mokaisi vaikščiot, ir tau visą laiką yra kažkas šalia, kuris išties ranką ir padės atsistot, kai tu suklupai. Tai va tuo man čia išsiskiria šita kompanija ir labai, kaip sakyt, gavosi tikrai kaip asmenybės keitimasis, augimas, išdrasėjau, kaip pasikeitė mano, kaip sakytas, visas požiūris. Aš pradžioje man būdavo baisu ten žmogui papasakot, pasiūlyti kažką. Nu, čia taip visuomenė jau įsigalėjęs toks neigiamas požiūris į tinklinį marketingą, kad čia tai visi viską bando iškišti, siūlyti. Aš niekada tokiu keliu neėjau, aš visą laiką ėjau per dalinimas ir man patinka, kad tinklinė marketingė
tu gali tiesiog pasirinkti būdą, kuris tau, kaip sakyt, pradžioj, kuris yra artimesnis tavo būdui. Vieniem tai bus gyvas bendravimas, dalinimasis, kuriem patinka. Man tas buvo sudėtinga pačioj pradžioj gyvai ten kažkam pasakot. Aš tiesiog pradėjau dalinti socialinėje erdvėje ir va taip atsirado, kam įdomu sužinoti daugiau. Ir tikrai va tą kelią kiekvienas gali pasirinkti savo priimtiną. Ir pliusas tas, kad čia tu, kaip sakai, turi kūrybai laisvę. Tu gali atrasti tokių vat, galimybių, galbūt net sugebėjimų, apie kuriuos nežinojai. Turiu vat, komandų irgi vieną žmogų, kuri irgi vat, atrado, vat, kad jai patinka kurti reelsus, pasakot ir atrado tą vat, kūrybinę dalį ir gali kiekvienas čia save realizuoti per savo stiprybės ir tuo pačiu ugdyti kitas savybės, kitus įgūdžius. Ir kaip sakyt, kad ir kaip būna kartais sunku, bet didelis pliusas, kad visada yra kažkas šalia. Tai jau kažkas svarsto galimybę, galbūt dar nedrasu, bet žinau, kad jūs niekada čia nebūsit vienas. Tradiciniam versle tau konkurentai tikrai nepasidalins, kaip jie ką darė, o čia visą laiką yra žmonės, kurie jau tą kelią nuėjo. Ir jie tau parodys, patars, pamokys. Tai šiuo atveju, jeigu nuspręsit išbandyti, tai turėsit nuostabų žmogų šalia. Ingrida, jinai jau irgi praėjo nemažą kelią, kaip sakyt, tą augimų. Ir tikrai, vat, jinai jau žino, kaip nueiti ir jinai tikrai bus šalia, ves ir parodys, kaip ką daryti. Ir tikrai viskas yra įmanoma. Žinai, aš galvoju, man irgi galvoju, aš turėjau galvoju, kad tave pristatysiu, bet iš tikrųjų pamiršau. Kažkaip kaip vadinam. Tai man būtent, žinai, tu esi kaip irgi mentorė, man viena iš jų esi man, bet tavo tas buvimas jo nejauti kasdienybė, bet tu esi, žinau, kad tu esi šalia ir kai reikės, tai taip tik tai, žinai, Ingrida. Taip ir taip, tai va, čia yra irgi momentas, menas, nežinau, ar tu taip kažkaip, galvoju, kad tu lyderystę irgi išvystai čia, PM International ir tas tavo lyderystės būdas, irgi, žinai, man patinka, kad tu esi, bet esi kai reikia. Ir žinai, ir tai irgi yra svarbu ir mokausi ir aš iš tave, žinai, ir tavo pavyzdžio ir tiesiog nuostabu, žinai, kad tu turi tokius, kaip vis tu viena iš mano mentorių, kai tu turi tokius mentorius ir iš tikrųjų, kas įdomiausia, kaip tu prieš tai sakei, kad konkurentai tau niekad nepadės, čia netgi ne mentoriai, bet iš kitos šakos gali tau padėti, kaip ir tradiciniam versle būtų konkurentas, bet čia niekas negalvoja apie tai, jeigu reikia, tai padės. Čia toks draugiškas visas tas susibūrimas, ta visa komanda, tai jeigu norisi to komandinio dalyko ir augimo asmeninio, tai čia visos galimybės yra. Ir ką dar noriu paminėti, kad investicijų tai yra nedaug. Mes nepaminėjom, kad šitam versle investicijų pradžia labai nedidelė. Taip, nes aš mes su vyru atsidarinėjom kosmetikos parduotuvę, tai ten tų investicijų oho kiek buvo ir dar po to, kadangi nelabai sėkmingai buvo, tai dar mes kelis metus, kaip sakyt, dengėm tas visas skolas, o čia, kaip sakyt, nėra daug ir tiesiog tu nusiperki savo, pasibandyti produktą, nes aš, pavyzdžiui, aš pati asmeniškai neįsivaizduoju, kaip tu gali kitam parekomenduoti, pasiūlyti, neišbandyti. Nes, natūraliai žmogui kils klausimas, sakys, o tu naudoji, o tu bandėjai, o tu ragavai. Ar tau veikia? Ar tau veikia? Ir tu, ne, aš tai nebandžiau, nežinau, bet girdėjau geras. Tai, nes dažnai būna, kiti, matau atskelbimus, ieškau tinklinio marketingo kompanijos, kur nereiktų startinių paketų, kur nereiktų nieko pirkti, bet aš neįsivaizduoju, kaip tu gali kažką uždirbti, tai tu nežinai, ką tu parduodi, ką tu siūlai žmogui. Turi vis tiek pats išbandyti, ten, nes tikrai sulauksi tokio klausimo, o tai tau padėjo, o tai tau patiko, o kaip ten tas skonis, į ką panašus, jeigu, tarkim, gyveni ne vien šalia kito, skirtingose šalyse, tai tu negali to pavaišinti, tarkim, žmogaus.
Ir tikrai investicija tai čia yra minimali ir jinai gali tą patį mėnesį jau atsipirkti. Negali, o atsiperka, Nu, nes ir atsiperka. Nu taip, jeigu nes kaip sakyt, tas produktas veikia, bet visiems tik tai, kaip pasakyti, visiems skirtingai, kur pas mus yra tas disbalansas. Tai, aš turėjau galvoju, kad tarkim apie rekomendacijas, kad tau gali, taip, tu ne tik vartosi, bet ir papasakosi kitiem, tai tau tie pinigai gali tą patį pirmą mėnesį sugrįžti į sąskaitą. tai būna dalykų, kad, kiti parduoda, kaip pasakyti, pasiūlo, dar nespėja gauti, jau užsisakė, bet nespėja gauti, tai žiūrėk, įmanoma viskas, žodžiu, galimybės įvairiapusiškos ir tikrai rekomenduojam, kas nori išbandyti save šioje srityje ir ieško gal savo potencialo, gal netgi savo kažkokių duotybių, savybių atrast, kaip ir aš. Pavyzdžiui, laivus daryti, aš nežinojau, kad man patinka toks dalykas, o dabar negaliu be jų. Ir žmonės klausia, tai ar tau čia apsimoka juos daryti, o aš žiūriu, galvoju, apie ką jūs kalbat. Čia man malonumas skleisti žinią ir džiaugtis, žinai, ir sutikti žmonės, žodžiu, daug dalykų viename, čia taip atrodo, kad ateini ir pašneki. Tai nežinau, paskutinis žodis tau, ką dar pasakytum pabaigai mūsų laivo. Tai pabaigai norėčiau gal apibendrinti, kad jeigu svarstot apie tokią galimybę, papildomų pajamų ar pagerinti sveikatą, būtent turi tikslą šiais metais, tai kaip sakyti, čia yra visos galimybės tam su šita kompanija. Ir netidėliokit, kaip sakyti, rytojui savo geresnės savijautos, sveikatos ar savo papildomų pajamų, nes, kaip sakyti, brangiausia valiuta yra laikas ir kuo mes labiau atidedam, tuo atitolinam, galbūt, kaip sakyti, jums kaip ir man prieš 2 metus pakeis gyvenimą aukštyn kojom, kaip sakyti, gerąją prasme aukštyn kojom, nes tikrai dabar turiu tai, ko norėjau, galiu keliauti, galiu dirbti iš kur aš noriu, namie ant sofos ar kažkur ten, kaip sakyti, kitoj pasaulio šalyje atostogaudama. Tai reikia, kaip sakyti, telefono ir tikrai įmanoma. Ir noro. Tai reikia noro pasiryžti žengti pirmą žingsnį ir kviečiu, kaip sakyti, jeigu kirba ta mintis, kad galbūt reiktų pabandyti ir man, tai drąsiai, kaip sakyti, parašykit Ingridai. Jinai, kaip sakyti, viską papasakos, nuves, kaip sakyti, tuos pirmuosius žingsnius, bus visą laiką šalia, jei manęs reikės, aš irgi visada pasiekiama ir padedu kiekvienam iš savo komandos ir net, būna kartais sulaukiu ir iš kitų, kaip sakyti, kaip čia minėjau, konkurentų, bet, tikrai nelaikau nei vieno žmogaus konkurentų, kuris dirba šitoj kompanijoje, nes, aš tikiu, kad kiekvienas mes pritraukiam savo klientus, savo komandos narius ir čia tos konkurencijos jos kaip ir nėra. Ir mes galim draugiškai visi šiltai bendrauti ir tas tikrai jaučiasi, čia visiškai yra kitokia bendruomenė. Tai jeigu norit būti šios bendruomenės dalis, susikurti papildomą pajamų šaltinį, galbūt pagrindinį, kaip aš šiai dienai, ar pagerinti sveikatą, tai kaip sakyt, jūs čia pataikėt, tai reikia parašyti žinutę Ingridai ir nuo to gali prasidėti visiškai kitoks jūsų gyvenimas. Taip, ir gera pradžia, kaip pasakyti, pradžia metų, gera pradžia, mes visi kažkokiu tikslu turim ir jeigu širdis suvirpėjo, jeigu vibruoja mūsų pokalbio tos mintys mūsų, tai kviečiu rašykit domina arba siųskit žinutę, kaip jums ten gaunasi ir dar įdėsiu trumpą testą po to, ar jums čia reiktų kažką daryti. Tai atsakysit savo patys, mes negalim atsakyti, mes galim tik taip patart, painformuoti ir jeigu domina, tikrai laukiam. Tai ačiū tau, Raimonda, už šį pokalbį ir iki kitų kartų tada. Ir dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad kaip ten mano dukros sako angliškai, sharing is caring.
Tai vadinasi, tai kviečiu, kad pasidalinkite, jeigu kam nesunku šito live transliacija, galbūt kažkas iš jūsų draugų ieško kaip tik šiuo metu ar geresnės savijautos, ar uždarbių galimybių ir pamatys ir bus dėkinga jums, kad pasidalinot šitą informaciją. Tai drąsiai dalinkitės, galbūt tai kažkam pakeis gyvenimą. Tai gero vakaro visiems. Iki.